Važiuok, prašau, vairuok. Nebus sustoję pavalgyt. Ne, mes buvom nebuvom dar niekur pavalgyti, bet jau dabar tai norėčiau. Mūsų kelionės pradžia Palanga, vykstame į mergaičių Europos tinklinio čempionatą Albanijai. Pravažiavom Lenkiją, Slovakiją, Čekiją, Slovėniją, Vengriją ir šiuo metu esame Kroatijoje, kur atsiveria įspūdingi vaizdai. Tai yra apdegę miškai, kalnynai ir Adrijos jūros pakrantė. Iki šios vietos pravažiavom 2050 km ir mums užtruko 20 valandų non-stop. Liko dar 500 km ir jie užtruks važiuoti ilgiausiai, bet užtruksime ilgai ne tik dėl to, bet visos kelionės metu kalnuose iki pat Albanijos dabar atsivers įspūdingi vaizdai. Stosime pasižvalgyti ir parodysime jums, kaip vyko mūsų kelionė. Ką? Pagaliau Kroatiją atvažiavom iš Lietuvos per 22 valandas. Esam netoli už Tiranos, važiavom pagal Adrijos pakrantę, pasideginom 2 valandas. Dabar mėgaujamės Kroatiją. Pažiūrėkit, kaip gražu. Labai gražu iš tikrųjų, negalvojau, Super. kad tai gražu Kroatija. Parvešim video trumpą visiems, parodysim apie savo kelionę. Linkėjimai visiems dar. Pasižvalgom, kaip gražu. Kaip kelionė, Eglė? Labai gera, labai fainai. Ir dar tik tai jinai prasidėjo. Dar tik pirma diena, dar savaitė pilna emocijų Albanijoje, Važiuojam į kur čempionatą? Europos čempionatą ir tada prasidės atostogos, tikros atostogos. su Liepos dukrom. 2-13 dieną žiūrėsim tinklinio čempionatą, kur mūsų mergaitės pirmą kartą Lietuvos istorijoje į 16 pateko. Iki pat Juodkalnijos, palei Adrijos jūros pakrantę, Kroatijoje pasirinkom nemokamą kelią, norisi pasigrožėti įspūdingais vaizdais, pasižiūrėti, kaip gyvena vietiniai miesteliai. Na, o yra autostrada, kuri yra mokama, kur savo kelionę galima pasiekti daug greičiau. Nuotaikai palaikyti, muzika skambėjo garsiai, na ir nepatingėjome visus pasveikinti Lietuvos vėliavą. Važiavom pavalgyt, Eglė surado. Eglė, kavinukę kažkokią labai gerą prie jūros. Ką, ponia Gailevičienė, prisirinkot? Vaizdas. Pavalgysi mane, išrinkai, gerai įvertintas. Pakeliui mes link Dubrovniko, kažkur per vidurį nuo Splito. Ką atvažiavom papietauti, pirmas patiekalas Kroatijai, pasirinkom jūros maistą, Eglė valgys Adrijos jūroje pagautą aštunkojį. Pas mane jūros ešerys, sybas. Vat su tokiu vaizdu. Į Adrijos jūrą esam tarp Splito ir Dubrovniko. Labai gražus miestelis, vien tik jūros maistas, Eglė paragaus, mėgėja jūros maistą. Sakė, pavydi savo, apsiverks iš džiaugsmo, kaip skaniai atrodo. Paragauk, pasakys, skanu? Gerai, valgom, aš irgi pavalgysiu. Ką pavalgiam, labai skaniai, gražus miestelis. Eglė
Prie vandens nuėjo, sakė, dar pabraidyt. Yra ir keltas va buvo atplaukęs šiaip. Gražu. Tikrai nustebino Kroatijai. Viskas labai tvarkinga. Vanduo tai kosminis. Skaidrumas. Buvom išsimaudytai. Vėsokas, bet labai gerai atgyvinta temperatūra dabar apie 32. 6 valandą vakare. Patenkinta, prisibraidžius, ne? Labai. Oktopusų privalgius. Atvažiuojam į kokią kelionę. Oi, kaip gražu, tai Italijoje, tai dar kur tvarėm į Kroatiją. Blemba, kaip gražu, čia reiks varyti. Iš tikrųjų labai gražu, bet dar mes nieko nematėm, dar tik labai mažai tik skanų maistą ragavom ir jūrą pamatėm. Labai pietų Prancūziją primena iš tikrųjų vaizdai. Panašu, ne? Tai va, labai nice. Ir sutvarkyta. Judam toliau, pasidžiaugsim. Iš tikrųjų, nuo Lietuvos dar nepasakėm, atvažiavom per čia apie 2000 km tarp Tiranos ir kur? Koks miestas? Dubrovnikas. Oi, atsiprašau, tarp Splito ir Dubrovniko kažkur per vidurį esam. Ir iki čia nuo Lietuvos 2000, gal 100 km, tai pasikeisdami non-stopų per parą, sakykim taip, su mažais sustojimais. Grožis visur, kur pasisuki ir aišku, iš tikrųjų labai didelis privalumas, va ateini, parkavimas nemokamas, nes va tose kurortuose iš tikrųjų ieškai tos mašinos, kur pasistatyti pinigus kainuoja, tai pasistatėm po medelių savo škodytę su valtim ant stogo, kur daiktus visus susikrovė. Po medukų palindė. Tikro super, dviese varom, vietos daug. Šmutkės sukrautos. Šoksim ir link Albanijos į čempionatą. Šiandien turim Tiranoje atsidurti. Šalia kelio vaisius pardavinėja. Upė. Einam, sužiūrėsim. Paragausim. Švieži vaisiai. Vandenį pila, traukia su pompom iš upės. Sustojom šalia kelio, visur vaisius pardavinėja, šaldo. Iš upės va su pompa traukia. Nori persika. Čia ūkininkai va. Ūkininkauja, matosi vaisiai ant medžių. Sėmėm mandarinų, porą persikų. 3, znači 3, 8, 11. Pažiūrėsim, ką saksime. 11. Aha, 11. 3, O aš tau parodysiu. Do you have knife? No. Peilio neturi, norėjom arbūzą. O, žiūrėk kokį. Ant kaklio užšoko toks. Beveik kanda kažkas. Ok, hvala. Ok, Hvala lijepa. hvala. 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 Puno hvala. Puno hvala, bravo. Bravo. Super. Puno. Puno. Hvala. Nežinau, ko negyvent, žiūrėkit. Mandarinų sulčių. Kiek žmonių, pažiūrėkit, pristoja pirkt. Mandarinukai, mandarinų sultis. Persikiukas. Ir puno hvala. Išmokom yra labai ačiū. Kalbamoji šneka. Toliau judam link Dubrovniko. Labai daug žalumos, kalnai gražus. Ir čia ūkininkauja. Laukuose ūkininkai. Ir pardavinėja šalia kelio. Upė šalia, vandenį susilaisto. Tai va, ūkio verslas Kroatijoje. Žiūrėkit, koks grožis. Ūkininkai čia visur žemės dirba tarp kalnų.
daro, tai tu negali komentuoti, kažkokios, nežinau, ką jie čia veikia. Ūkininkauja. Ten irgi visur laukai. Važiavom į viešbutį, maža problemėlė, kambariai nuo ryto tik tai. Sau? Labas rytas, pirma diena Tiranoje, temperatūra jau beveik 30 laipsnių 9 rytai. Tai vakar buvo šiokių tokių nesklandumų, Lietuvos rinktinė atvažiavo, bet kambariai dar nebuvo užsakyti tik nuo šiandienos, 11 valandos, tai išsprendė laikinai davę kambarius, tai už pusvalandžio ateisim pusryčiausi, pasikeisim kambarius ir važiuosim į treniruotę. Vaikai, mergaitės mažai miegoja ir turbūt bus pavargę, bet vis tiek įsivažiuosim. Tai laukiam Europos čempionato, o čionais miestas didelis, iš tikrųjų labai nustebau. Atrodo gatvės plačios, šita gatvė gal siauresnė. Šiek tiek nustebino, bet toks drastiškas skirtumas. Mes su mašina važiavom, kitaip negu visa komanda. Tai Kroatijai buvo idealūs keliai, kai būtų kokiai Lenkijoje autostrados. Tiesiog viskas idealu, švaru, labai nustebino Kroatija. Montenegro, tai tokių kelių prastų dar nesam matę. Tiesiog tragedija visiška, žinokit. Bekelę važiavom 50 km kalnai, skardžiai didžiausi. Vietoj ženklų kėdės ant kelio pastatytos, labai prastai. Na, o čionais, Albanijoje, irgi teko važiuoti mašina, tai situacija nėra tokia prasta, bent jau asfaltas yra, tai šiaip ne taip autostradą atvažiavom. Tai padėsiu vis kažkokių tai naujienų įdomių jums, palauksiu, kol mergaitės atsikels, aš turbūt pirmas atsikėlęs, tai kortelių sim nusipirkt, kad galėčiau jums video sukelti. Tai toks rytas atrodo, atėjau nusiimti šiek tiek grinų, tai aišku yra papildomi mokesčiai kaip visada, tai nusiėmiau 400 eurų ir 40 000 lekų ir dar išmetė, kad papildomas mokestis yra 7 eurai. Iš tikrųjų pasirinkau lekais mokėti, geriau, kad jūsų bankas konvertuotų, tai tikiuosi, kad 400 eurų panašiai ir nuėmė. Nes bankomate rodė imti eurais 448 eurai už tą pačią sumą lekų. Eisim dabar pirkti SIM kortelės, nes parduotuvėje oficialioj net aparato neturi. Nu, juokingai. Tai iš tikrųjų labai smagu atvykus čia. Va tokios kainos interneto. 100 gigabaitų, 3000 žinučių, 4000 minučių, 2900 lėkė 29 eurai. Kadangi krau daug reikės 1000 gigabaitų pasiimsim. Pagaliau nusipirkau savo SIM kortelę 1000 gigabaitų, tai 30 eurų. Dukroms žmonai paėmiau korteles, nes be interneto, žinot, kaip be rankų. Kad susikomunikuoti, reiks kelt video. Stebina tai, kad nuėjau, negalima kortelę atsiskaityti, oficiali parduotuvė. SIM kortelių, ne šiaip perpardavinėtojai kokie, sakau, čia visur taip grinais. Ne, būtinai, bet įtariu, kad Albanijoje reiks grinais mokėtis.
Tai bėgu dabar į viešbutį persirengti, reikia aprangėlę, eisim pusryčiauti, aptarsim viską. Ir pasistengsiu įdėti jums įdomių video su mergaitėm, kaip mums sekasi pasiruošimas dar iki čempionato, atvykimo įspūdžius. Tai tiesa, albaniški pinigai yra lekė. Vienas euras yra 100 lekė, 10 eurų yra 1000 lekė. Tai vat reikia pridėti 2 nulius ir priprasim kaip nors. Kur lekė? Į kalėjimą žiūrėt. Kambarių? Kaip kelionė? Gerai, tik išsiuvo ilgo, nes laukti ilgai reikia. Bet šiaip viskas liuks. Labas. Eglė bėga. Kaip kelionės, mergaitė? Gerai. Užsimiegojat gerai, ne? Labai gerai, 5 valandų. Va, eisim kambarius keis, biškį sumaišė čia mum kortas visas. Ja. Pafilmuosim tėvam, kad turėtų. Gerai? Tiek atvažiavo kamerų pasitikti rinktinę. Va, viešbutis mūsų Eurostar. Ir eisim, kaip netvarka gatvėj šiek tiek. Albanija. Bet šiaip 33 laipsniai dabar ryte. Einam truputėlį pasižiūrėti. Kairę einam gal. Pasivaikščiot po miestą Tirano. Turim keletą valandų iki treniruotės. 13 valandą bus pirma treniruotė. Vaikai pavargę, tai bandysim kažką pasportuoti, mažai miego gavę. Ką tik iš tikro kambarius dabar sukeitė normalius. Buvo keli kambariai ir kondicionierius neveikė, bet Goda greitai sutvarkė mūsų. Goda laksto kaip bitė devyndarbė. Tai va. Vaikštom Tiranai, netoli čia nuo viešbučio nuėjom, pasižiūrinėsim, bet pirmas toks įspūdis, Eglė, koks tau? Tai tarp Tailando ir Egipto kažkas tokio, miksas, labai judesys didelis, vat, mašinų pilna. Va kaip Matėja, žiūrėkit, va kaip dukrytė jūsų, Bizekė, va valgo kebabą. Matėja, va, kavą geriam ir sėdim. Parodysiu kaip gatvė jum, nes įdomu, žinau. Va taip, va, atrodo. Op. Čia dar graži gatvė, labai. Vaikštome po Tiraną, eksploriname. Tai Reikia treneriui pasigražinti. Atėjom į kirpyklą. net neklausė kaip. Neklausė net kaip iš karto su mašinėlė. Matas pripratęs prie aštrių žirklių. Nu ką, apsilankėm pas barberį, apkirpo, pagražino čempionatui. 10 euriukų, pasižiūrėkit. 10 minučių, nieko neprisikabinsi. Įdomu tik tai, kad net neklausė nei kokią šukuoseną, nei kokių trumpumų, albaniškų stiliukų, kaip sakant, apkirpo. Matėjau, nepradėt daryti nesąmonę, einam, nekreipdėt. Ledų, braškinių. Paėmėm, vaikštom po Tiraną, apžiūrinėjom kaip karšta, Eglė, ne? 35 laipsniai. Kirpyklą aplankėm. Šeimyna važiuos prie jūros, o mes judėsim į treniruotę. Dar parodysiu, kaip viešbutis atrodo. Mes su Matėja važiuosim prisėtis prie jūros, jo? Į Durės miestą. Atmosfera labai gera, buvom pasilgę karšto oro iš Lietuvos. Žieminio oro atvažiavom į karštį. Atradom, vat, pirmai buvom pavalgyt, tai labai nekoks maistas, bet va, atradom ir normalių kepyklėlių. Ką nori, Eglė? Nu, čia matau, kad išsirinksim.
Čia tikrai kažką rasite, ne? Egle. Gerai. Le Bon prancūziška kavinukė. Latte kava. Čia sluoksniuotas, ne? Jo žiūri skani kava dabar. Ragaitis. Ir... Kaip šitie vadinasi, panašu? Makarunsai 2. 4,30 €, 422 lekai. Valgėm iš tikro kebabiniai, buvom sustoję, tai ne koks maistas, bet čia pamatėm, kad jau nebloga kavinukė, tai pyragaičių paragausim. Kaip ir visiems kainos įdomios ir mums iš tikro. Tai visaip gali ir brangiai, ir pigiai. Reikia paieškoti skaniai kur. Atrodo gatvelės. Albanijos dešinė. Einam į viešbutį, pasivaikščiojom šiek tiek. Karšta labai. Mašinų labai daug priparkuota. Problema visur matosi. Parkuoja kas kur nori, bet kaip. Įdomu pavaikščiot, pasižiūrinėt. Ir čia mes vaikštom sostiniai. Tirana, Albanija. Nuo viešbučio, nuo pagrindinės gatvės viešbutis. Netoli, parodysim kaip gyvenam. Čia toks judesys mieste. Kaip būtų koksai didelis 25-mečio turgus. Visas miestas. Po nosim matėm ir kamerų daug, čia kalėjimas kažkoks ar teismas. Pilna operatorių buvo, filmavo kažką. Štai ir mūsų viešbutis Eurostar Hotel. 4 žvaigždučių, bet kaip palyginimui normaliai Europos Sąjungai, sakyčiau, kokie 2 žvaigždutės. 6 vertinimas, bet panašiai ir yra, žinokit. Kambariai kondicionuojami, keli net neveikia, bet lyg tai sutvarkė vaikam dabar. Vyksim pirmą treniruotę. 1 valandą autobusas turi paimti. Treniruočių salę. Po 1:30 treniruotės ir varžybos bus skirtingose salėse. Merginos nėra daug miegojusios, bet važiuosim prasijudinti. Treneriai, kaip jaučiatės? Jaunieji treneriai. Trenerio asistentas ir asistento asistentas. Judam į treniruotę. Autobusas turi paimti visus, nuvežti, parvežti po 1:30 treniruotę. Tai greičiausiai salė netoli. Aišku, bus tos logistikos mum. Tai antrą dieną pirmos varžybos žaisim su Italiam. Sekančią dieną bus Albanija su šeimininkėm čempionato. Vykstam į treniruotę. Po 1:31 treniruotė. Merginos mažokai miegojo, bet truputį išsijudinsim 2 valandos. Ir atgal į viešbutį. Autobusas turi paimti mus. O, laukia autobusas. Biškai kelsim video jums parodyt, kaip čia gyvenimas pas mus vyksta. Čia nuo centrinės gatvės viešbutis netoli. Miestas tai toks tarp Tailando ir Egipto. Miksas, sakyčiau, kokybinių atžvilgių. Bet labai įdomu. Pats nesu buvęs niekad Albanijai. Va visa komandėlė saugiai. Tokia kelionė. Tai pirmą treniruotę. Kur vadovė mūsų? Video.
O, dar. Šiandien treniruosimės varžybinėje salėje, nors kita treniruočių salė yra. Tai parodysim. Čia varžybinė salytė, kur vyks varžybos. Dar nepradėjom jau su traumom. Be traumų. Senos žaizdos. Tai pirmą treniruotę po kelionės po visko turėsit apie 20 gal daugiau minučių su matu, daugiau išsėdimo, taip toliau, pilna pajūtimo, mobilumo, visą kitą. Apie gerą valandą su kamuoliu. Kaip treneris Gilbertas minėjo, mūsų pirma treniruotė 1,5 valandos, tikslas susipažinti su sale, šiek tiek pajudėti, padarysim pratimų mobilumui, pajausim kamuolį, na ir aišku, pasistengsim padaryti viską, kad būtume pirmoms čempionato varžyboms jau už 2 dienų pasiruošę maksimaliai. Iki čempionato turėjom bent 10 stovyklų visus metus, todėl turime puikų bagažą, norisi padaryti viską, ką išmokome ir pateikti staigmenas mūsų priešininkams. Nepamirškim, kad grupė yra ne pati lengviausia. Pirmos varžybos bus su Italija ir sekančios su namų šeimininkė Albanija. Ir trečios Ispanija. Taigi, kibkime į darbus. Mes! Lietuva!
Treneri, kaip sekėsi kelionė, kaip merginos po kelionės ir kaip pirma treniruotė? Kelionė nepraėjo be nesklandumų, tai šiek tiek truko ilgiau negu norėtume. Tai manau sunkus rytas, mažai miego, atvykus labai karšta ir dabar treniruotę vedant žliaugia prakaitas. Tai tikrai bus tokios kovingos sąlygos, kur reikės ne tik gero žaidimo, bet manau per tas visas 10 dienų 12 tikrai išsekins organizmą tas karštis, tai reikės gero atsistatymą ir taip toliau. Treniruotė neblogai, daug žaidėjų šiandien nespaudžiau, kad tiesiog prasijudintų, nes nesu tikros dėl jų poilsio šiandieninio, dėl viso įsivažiavimo į tą ritmą, į tą atvykimą į Albaniją. Tai šiandien treniruotė rami, tiesiog koncentravom kai kurios dalykus, minimaliai pradėjom ruoštis kaip žaisim prieš Italiją ir rytoj tęsim darbą. Jūsų asistentas minėjo, kad Italija, su kuria žaisim pirmas varžybas, stipriai pakeitė savo sudėtį, tai turėsit analizuoti viską iš naujo, kaip suprantu. Jo, jau pradėjom, jau esam praktiškai analizavę viską, nes antrame etape Italijos komanda buvo gerokai kitokia, tai mes jau buvome išanalizavę įrašus, pasiruošę kaip ką daryti. Dabar, kai žiūrim, jos žaidė praėjusią savaitę draugiškas rungtynes prieš Lenkiją. Tai matom, kad viena arba dvi žaidėjos tik tai yra likusios tos pačios, visos kitos pasikeitė, bet mes jau namų darbus padarėm praeitą savaitę, tai esame pasiruošę. Pirmos varžybos bus su Italija vakariniai daly, antros, trečios jau eina link ryto ir likusios visos ryte, tai reikės keisti rutiną turbūt, taip? Jo, didžiąją rungtynių dalį turim 12:30, vidury dienos bus labai karšta ir vidury dienos, manau, tikrai turim nepalankės sąlygas. Bet, jo, bus kitokia dienotvarkė, manau, tai bus kažkiek palengvėjimas žaidėjom, nes jos turės mažiau treniruočių, kadangi jeigu rungtynės vakare, tai visada turi rytinę treniruotę, kadangi turėsim daug rungtynių vidury dienos, tai manau, kažkokį tai dalį treniruočių mes nukirpsim, nes tai yra tiesiog nepatogu ir nemanau, kad taip turėtų būti planuojamas darbas. Ačiū treneris, sėkmės. Ačiū. Gasiūnai, tai Vaiva. One second. Number 16. Number 3, Čerkauskaitė, Urtė. Number 7, Simanskytė, Rusnė. O nebedainuoja. Kur balsas? Go, 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 go! Go! Su va tokia muzika iš treniruotės. Thank you. Bye, bye. Arrivederci. Goda, kaip pirma treniruotė? Aklimatizacija visiems. Taip. Bet pavėsi nėra blogai, ne? Ne, galima gyventi. Karštis saulų nelaužo, aš taip sakau. Geriau taip, negu rudeniniu oru gyventa, ne? Tikrai. Top staff eina. Top staff of Lithuanian team. Social media team. Kur visi rezultatai nuo šito timo tik priklauso rinktinės. Čia Junior, Augustinas, Junior. To be with master's degree next year. 2 metai, gerai. Jeigu priims. Priims. Su tokia praktika, su medaliais grįši, be konkurso visur. Pietaut.
stafas eis per laiptus poš. Čia su Health and Safety biški susipykę, visur žiūriu, turėklų nėra. Štai ir valgykla mūsų. Jau čia Timo po tada. Čia valgysim pietus, čia yra pusryčiai, pietus ir vakarienė. Einam toliau gal čia. Einam gal. Aišku, ką mes čia su žaidėjais varom. Atskirai. Čia pagal. Skem? Aš Big Brotherį darau. Big Brotherį šito čempionato. Va, vandens. Nu ką, fleškutė. Kelionį. Nice. Nice. Delicious. Tai kada maždaug visą Gerai. Aš savo atsinešiu. Skanaus? Ačiū. Gerai. Tokia vakarinė Tirana, daug restoranų, kavinių pavalgyt. Labai reikia ieškoti. Yra kur labai prastai arba kur labai skaniai gerai. Čia kavinukė. Ir toks vaizdas šitame mieste, žmonės nieko nedaro. Sėdi vietiniai, dieną sunkiai atidirba. O dėl vairavimo tai tragedija. Gatvėse kas kur nori, tas tą daro. Šiandien viešbutį valgiam su komanda vakarieną, katinai po kojom slankė, sakau. Tai einam pasėdėti, Odas Garden restoranėlį atradom, tai su treneriais eisim pasėdėti, pasišnekučiuoti. Ir šiek tiek va miestą pasivaikštom, apsižiūrim, kaip vietiniai gyvena. Naktį vienoks miestas, dieną kitoks miestas atrodo. Kioskai, kioskeliai kaip rusų laikais. Toks susidaro vaizdas kartais, kad čia toj Tiranoj, kaip Lietuvoje prieš 35 metus, kai mes vaikai buvom į pradinės klasės ėjom, viskas tai buvo. Ir nežinau, ar teisinga statistika, bet Tirana viena nelankomiausių sostinių Europoje. Tai aišku dėl ko. Bet šiaip labai įdomu paeksplorint, pasižiūrėti ir vaikščiodamas čia, vat, pabuvę Kroatijai, supranti, ką reiškia Europos Sąjunga. Standartai kokie, kaip žmonės gyvena, kaip pažengę mes į priekį. Ir va toks vat skirtumas didelis. Čia link Old Towno einam, link seno miesto. Dar pafilmuosiu, pasižiūrėsim. Ir kavinukė gerai įvertinta. O maistas viešbutį tai nestebuklingas pasirinkimas, kelias salotos, mėsa, makaronai vakare buvo tie patys kur dieną. Ir reikės pasistiprinti, užkast. Vakaras, 10 valandų, žmonių dar nemažai mieste matosi. Tai įdomu pasižiūrėti, bet toks vaizdas, kad ne turistai, o vietiniai žmonės lenda. Tai galėsime įvertinti maistą, nes draugai nesenai buvo Diurestam kurorte prieš keletą savaičių, tai maistų labai nusivylė, bet vis tiek nenoriu tikėti, kad maistas čia neskanus. Galbūt reikia atrasti vietas, kur pavalgyti skaniai. Užėjom restoranų kvartalėlį, su navigacija einam. Atrodo promising iš tikro. Įvertinimai labai geri, galėsim ir įvertinti. Toks kaip vietinis marketas kažkoks maisto. Matosi žmonių daugiau čia nais. Tuoj susirasim, kur mes čia skaniai pavalgysim ir įvertinsim. Stengiamės albaniško maisto paragauti. Čia turgus matosi Albanija. Man pati Albanija ir visos gatvės kaip didelis vienas turgus. Čia matomai dienom kažkas vyksta. Ten restoranai. Matosi irgi žmonės prisėdė. Ir pasižiūrėsim, ką mes čia skanaus turim. Restoranai.
Dar daugiau vat atėjom. Nu nieko, vat po biškį susipažinsim su miestu. Labai įdomu. Kas čia kaip. Tiesa, labai daug matosi vat Balkanuose piešinių, visokių ant sienos prirašyta, pridaryta. Žmona veda, tai ir eisim. O, atrodo promising. Gražiai. Patys žiūrėsim, ką mes čia suradom. O, eilutė pilna bus, reiškia gera vieta. Laukiam eilėje į restoraną. Matus, kad labai populiarus. Lauksim, matau gerą vietą išsirinkom. Pamontuosim. Opa. Tiesi treneris. Italiano vero. Lasciatemi cantare perché ne Pabuvom tradiciniam restoranėlį. Alanas prisišoko su vietiniam moterim. Pašokdino. Eisim dabar pasieksplorinti eidami namo. Ką, sugrįžom į kambarius. Tokia buvo mūsų kelionė iš Lietuvos į Albaniją. Pirma diena baigėsi ir susitinkam rytoj.